Sveiki, mano brangus dvinukai, tai yra prognozė jums taro kortomis gegužės mėnesiui. Praėjo balandis, beveik praėjo. Parašykite, prašau, kaip jums prasigrojo balandis, kokios buvo energijos, kokios buvo nuotaikos, kas ir kiek išsipildė iš mano pranašysčių. Labai įdomu sužinoti, bent procentaliai brūkštelkit, kiek procentų jums išsipildė. O mes pradedam, dvinukai, kas laukia jūsų gegužės mėnesį. Ir pirmas rytis tai asmeninis gyvenimas. Asmeninis gyvenimas, dvinukai, kas laukia? Asmeninis gyvenimas, oho, iškart 10 kardų nukėliau. Taip, asmeninis gyvenimas, dvinukai. Žiūrėkite, dvinukai, 10 kardų. Tuoj paklausim, su kuo gali būti susiję 10 kardų. Su kuo susiję žvaigždė, kažkokios jūsų viltis gali visiškai sugriūti. Viltis ir ar svajonė. Gegužės pradžioj bus kažkas tai tokio netikėto, tokio užgriūs kaip griaustinis iš giedro dangaus ar plyta ant galvos vidury dienos. Tai jums tiesiog bus netikėta. Force majoras. Kažkas tai tokio, kas jums labai gali jūs sukrėsti. Ir tai klausiu kortų, su kuo tai bus susiję, ir ateina korta žvaigždė. O žvaigždė tai yra svajonės, tai yra viltis. Tai visiškai žlugimas kažkokių tai vilčių, svajonių arba sėkmė irgi gali nusisukti. Jeigu jau jautėte, kad sėkmė jinai yra balandžio mėnesį jau kažkokia tai tokia, gal pagavote tą sėkmės paukštę už uodegos, tai čia gegužės pradžia jums duos bats ir vėl ta paukštė išskrydo, sėkmės paukštė. Taip, noriu iškart pabrėžti, kad prognozė yra bendro pobūdžio, neišsigaskit. Tas, kas norėtų savo asmeninės prognozės, aš ją darau, naudojant jūsų nuotrauką, jūsų gimimo datą, ir tik tuomet jūs gausite jau tikslę prognozę, būtent pritaikytą jums. Kaina 13 eurų. Prašom, rašykite, kas norėtų asmeninės prognozės. Taip, toliau. Korta jėga, kas yra gera žinia, kad jums tai pagal dantis. Tas žlugimas, tas force majoras, ta plyta ant galvos, kaip metafora, jūs ją atlaikysite. Korta jėga, jinai sako apie tai, kad jūs turėsite pakankamai jėgų, kad jūs susitvarkytumėte su šita situacija, su šito force majoru, su tuo sukrėtimu, papurtimu, tokiu šoku kažkokiu tai, kuris taip gali netikėtai užgriūti. Bet bus kažkokiu tai ginčių dėl pinigų, ir tai gali būti ginčiai su artimaisiais iš jūsų artimos aplinkos, ginčiai, konfliktai, kas liečia pinigus, finansus, jūsų finansinę padėtį. Kažkas tai gali būti vėlgi kažkokie konfliktai asmeninėme gyvenime, liečiantis pinigus, liečiantis finansinę jūsų padėtį. Todėl reikėtų turėti tai omenyje, kad galbūt jūs gausite priekaištų, pretenzijų dėl, galbūt išlaidžiaujate, galbūt kažkur tai kažkokią sumą didelę, kažkur tai leidot savo išleisti ant savęs, galbūt bus partnerio pretenzijos. Kodėl pasiėmei, kodėl išleidai, kodėl nepagalvojai, kodėl nupirkai kažkokį daiktą, kurio mums visiškai nereikėjo. Ir taip toliau. Tai, čia kaip pavyzdį pateikiau. Bet mėnesio pabaigoje jūsų gali laukti kelionė. 6 kardai kelionė. Galite kažkur tai važiuoti, išvykti. Gali pas jūs į svečius kažkas tai atvažiuoti. Gali būti gal giminės. Gal jeigu jūsų ten vaikai, tėvai kažkas gyvena kituose miestuose, kituose šalyse, tai gali būti, kad arba jūs pas juos važiuosite, arba jie pas jūs atvažiuos. Arba jūs tiesiog važiuosite kokią nors poilsinę turistinę kelionę. Taip, žiūrim toliau, mano brangus dvinukai, kas jūsų laukia. Darbas, gegužė, dviniai darbas, gegužė. Dviniai darbas, labai geros žinios, žiūrėkite, dviniai.
Visų pirma, imperatorė. Imperatorė tai gali būti paaukštinimas, pareigų paaukštinimas, labai geri rezultatai. Darbo pastangos duoda gerą rezultatą, duoda vaisingumą, vaisius, ane? Jau galima surinkti tos vaisius, kurie jau prinoko, ne, ir duoda jūsų visos įdėtos pastangos duoda labai gerą rezultatą. Kilimas karjeros laiptais, naujo darbo gavimas, naujų pareigų gavimas, vadovaujamos pareigos, gali tekti vadovauti. 4 lazdos, šventė, prezentacija. Galbūt kažkur tai teks organizuoti jum kažkokią šventę, kažkokią prezentaciją, kažkokius balių festivalių darbe. Galbūt galėsite pašvesti savo pasiekimus, savo darbo rezultatus atšvesti galėsit. Nes korta magas, tai yra korta iniciatyvos, aktyvumo, veiklumo ir taipogi naujo darbo arba naujos veiklos arba naujų pareigų. Tai žiūrėkite, brangieji, priklausomai nuo to, kokiam jūs esate dabar statuse, ar beieškantis darbo, ar beieškantis naujos veiklos, savo kažkokio individualios veiklos, norintis pereiti iš samdomų darbuotojų į individualią veiklą, ar tai norintis kandidatuojantis aukštesnės pareigas, planuojantis karjeros kilimą. Tai vat priklauso, ko jūs norite, tai jūs atitinkamai arba kilsite karjeros laiptais, arba surasite tą savo individualią veiklą, arba surasite naują jums tinkamą darbą, su kuo aš jūs ir sveikinu, nes 8 lazdos, paskutinė korta, tai yra korta gerų žinių ir gerų naujienų. Ateina kažkokios geros žinios, ateina naujienos ir tos naujienos, žinoma, bus susijusios su darbu, nes mes žiūrim darbo sferą. Na ir paskutinė sritis - sveikata. Kokia bus jūsų sveikata? Mano brangus dvynukai, sveikata. Gegužė, sveikata. Pažiūrim sveikatą. Sveikatą. Žiūrėkite, brangieji, gali būti probleminės zonos pagal kortą atsiskyrėlis, gali būti galva, stuburas, nugara. Tai galva tai gali būti galvos skausmai, migrenos, kraujagyslių spazmai, spaudimas, nugara. Bet kas, stuburas, ane, stuburo, juosmens, nugaros skausmai, išvaržos ir taip toliau. Tai turėkite omenyje, kad vat tokios probleminės zonos gali pasireikšti gegužės mėnesį. Apačioje visada palieku savo svetainės adresą būrimas Taro kortomis LT, kas norėtų prognozių, metinių prognozių iš meilės, finansų, darbo, sveikatos. Prašom, užeikite į puslapį, ten yra viskas labai patogiai suskirstyta, užsakykite, įdėkite į krepšelį, apmokėkite. Kas norėtų asmeninės prognozės gegužės mėnesių, rašykite. Kaina 13 eurų. Sėkmingo mėnesio, mano brangieji.